nesipūskim, kad labai daug, jeigu negalim kam nors namo nupirkti, automobilio gauti, jeigu negalim dar ko nors padaryti, tai negyvenimas atrodo. Netiesa. Jeigu mes kiekvienas nueisime pas tą, kuris neturi duonos ir nunešim duonos, tai bus žygdienos padaryti. Ir jeigu mes būsim tokie mažyčiai, kokiu mažyčiu norėjau būti, nežinomu, tačiau iškilo gailestingasis samarietis iš Biblijos, tai mes daug padarysim. Jis irgi tada nieko nepadarė. Rado žmogų pakelėjai, plėštą, sumuštą, pakėlė, priešo nuvežė į prieglaudą ten to, paprašė, kad juo pasirūpintų. Ir buvo padaryta labai daug. Susipažinau, koks tavo vardas, Henrikas. Henrikas Kaupas. Tu blaivas gali ateit pas mane pasišnekėti trupučiuką? Galiu, sakys. Be dantų, čia iškritę danys, tu sudžiūvęs, Dieve, tu mano gaila, man to žmogelio pasidarė. Galvoju, visą tos yra Dievo duona, Dievo nuonos turi talentą, moka piešti. Gal išeis mažiau, ką nors padaryti. Ir aš jį pasivyč vėl kartynės pas ne blaivas. Sakau, Henrikai, dar tada vaikų centro nebuvo. Sakau, Henrikai, nori, o čia tau duodu studiją, tu negerk, o ateik piešti čionais. Tu, sakau, talentą turi, gali nupiešti. Ir jisai sutiko. Ir ateina, vėl po savaitės atėjo blaivas, atsinešęs tenais palėčių, teptukų ir pradėjo pabiškai pas mus čia tam centre kurtis. Ir pradėjo piešti. Iš tikrųjų, jisai labai gražiai piešė. Turim daug paveikslų pripieštų. Ir kartais jisai užgerdavo, o kai užgerdavo šakės, aš nežinau, jis iš manęs ištraukdavo visą dvasią mano praktiškai. Mūsų centras Kaune veikia jau metus laiko, mes atsidarėm balandžio mėnesį. Mūsų centre lankosi vaikai nuo 6 iki 14 metų amžiaus. Tačiau tai nėra vaikai vien tik tai iš socialinės rizikos šeimų grupės. Čia lanko vaikai taip pat turintys nematerialinių problemų, bet ir emocijų, elgesio problemų. Taip pat noriu akcentuoti ir tai, kad dirbama ne tik su vaikais, bet ir socialinės rizikos šeimomis, tai yra jų tėvais ir globėjais. Vaikai yra pamaitinami pas mus vaikų dienos centre, jie gauna pietus, gauna pavakarius. Vaikai yra mokomi elgesio viešojoje vietoje, taip pat mokomi jausmų, kaip reikšti draugystę, meilę, pagarbą. Vaikai taip pat yra ugdomi ekologiškai, vedami gamtą, būtent jie yra mokomi, kaip ją reikia tą gamtą mylėti, kaip joje reikia elgtis. Pasimeldžiu Dievuliui, ryte atsikėlęs, pamedituoju, esu energija nauja, visą Dievo palaimą, ateinu čia ir pradedu darbą. Užvedu tuos žmonės, kurie čia ateina, užvedu aš juos ir jie dirba kaip būtulis. Šitie benamiai, kurie dirba pas mane, bedarbiai, arba žmonės su negale, jie čia jaučiasi žmonėmis. Ir aš žmogus, aš jį priimu kaip, nesvarbu, koks jisai būtų, ar jisai visas skurčius, ar kad ir alkoholikas, ar banditas iš kalėjimo atėjęs, man nesvarbu, aš noriu jam padėti.
1999 metais sausio 21 dieną pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp Hamburgo, Visbadeno ir Kauno. Tai Hamburgo Samaryčių skyriaus pirmininkas Gerdas Pliuferis, Visbadeno pirmininkas Achimas Reinvaldas ir vadybininkas Jurgenas Velceris, kuris ypač aktyviai kartu su Gerdu Pliuferiu dalyvauja mūsų šitoje bendroje veikloje. Taip, kad mes gauname ir labdarą, ir drabužėlių, ir slaugos priemonių, ir vežimėlių žmonėms su negale, kurias taip pat išdaliname žmonėms. Mes norime pasirašyti ir bendradarbiavimo sutartį su savivaldybė, kad šitos sutarties pasirašymas dar būtų labai didelis ir rimtas žingsnis bendrame darbe dirbant socialinį darbą. Eine Partnerschaft lebt davon, dass man sich austauscht, dass man die Information auch bekommt, wie weit ist etwas am Werden. Und deshalb sind wir auch diesmal wieder nach Kaunas gekommen, um die Projekte anzuschauen, weil wir müssen in Deutschland auch den Menschen es rüberbringen. Čia Ringaudų moterys, čia netoli gyvenančios prie Taboriškių, tokia sugalvojo idėją padėti vargstantiems. Jos samarietis ir kartu su vyskupija sudarėme sutartį 20 metų ir gavome va šitą tokį aplūžusį, labai jau remonto prašantį namą. Ir dabar bandom jį atgaivinti ir pradėti tą veiklą. Mane visada stebina ir be galo džiugina vokiečių iniciatyva. Jie renka aukas ir mums jas dovanoja. Žmonių renka ir žmonės atiduoda, kiti irgi galbūt daug neturi, bet atiduoda savo paskutinius pinigus tam, kad padėtų vargšams.